Visiems sakau garbė Jėzui Kristui, sveikinimai visiems prisijungusiems ir kurie vėliau prisijungs, klausysis įrašo. Dėkojame Jums, kad Jūs savo klausimu padeda mums įprasminti šitą projektą ir tikimės, kad Jūs ir savo draugam sakote prisijungti apie šitą galimybę, žingsnis po žingsnį, akimirką geriau pažinti Jurgį Matulaitį. Nu, va dabar baigėm Liepos mėnesį ir jau po atlaidų Marijampolėje ir kitų atlaidų, ir Kryžiaus kalno atlaidų, ir kitų laukiame. Ir tas atlaidai mes ką tik biškai pasidarinom, kad tikrai duoda mums tokio dvasinio pasistiprinimo. Mums išeivijoje tai yra svetima patirtis, bet Lietuva gali tuo mėgautis ir džiaugtis. Ir pastaraisiais metais iš tikrųjų palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija suvaidina labai svarbų svetingumo užduotį per tos atlaidus. Tiesiog priimant piligrimus, aiškinant, rūšiuojant, vaišinant, sakant, kur eiti, kur neiti. Ir štai dabar prašome atlaidų šį mėnesį Mindaugą Lukanskį ir Akvilę Basę, kad pasidalintų savo patirtimi po to, kai jie susidomėjo įsijungti į Matulaičio draugiją ir ką visą tai jiems duoda, kaip jie kokiu kampu atranda Jurgį Matulaitį, kaip jie įpina tą pažintį su palaimintuoju į savo kasdieninį gyvenimą. Tai kaip čia bus šį kartą du žmonės, jūs dalykite savo tarpę kaip norit. Mindaugai, tu pradėk, duosim vyrui, reiškia, rolę pradėti, Akvilė prisijung, įsikirš kaip nori, o mes klausysimės. Prašau, Mindaugai. Ačiū labai. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Na, aš vis tiek pirmiausia, tai pradėdamas kalbėti apie palaimintąjį Jurgį ir apie tai, kaip jisai mane paveikė ir kuo jis man svarbus, aš vis tiek turiu pasakyti, kad pirmiausia, tai jis man yra laikmetį praaugęs žmogus. Tai yra asmenybė, tai yra viena iš iškiliausių, ryškiausių Lietuvos šviesuolių. Iš tiesų. Ir jisai mane patraukė ir sužavėjo tiek tokiais įvairiais lygmenimis. Tai yra ir buitinių lygmenių, ir tokių, sakyčiau, labai, nežinau, aukštų intelektualinių lygmenių. Jisai visoks yra, labai pilnas. Gal truputį aš apie pažintį noriu su Matulaičiu pasakyti, kaip jisai mane pagavo, kaip jisai mane užkabino. Tai taip, jeigu chronologiškai labai trumpai, tai kokiais turbūt 23 metais sesė Viktorija Plečkaitytė ir kita sesutė Gražina mūsų Dapšauskytė, taip, ačiū, jinai jos abidvi mums pristatė Matulaitį ir pristatė jo knygą Užrašai mūsų parapijai, mūsų bažnytėliai. Tiesiog tai buvo tokia pirmesnė pažintis, kai aš jau nusipirkau knygą ir pradėjau skaityti jį. Jau man iš karto jisai labai sudomino, atsirado tokių klausimų kažkaip, kad kaip aš galėčiau, nežinau kodėl atsirado toks jausmas, kad aš norėčiau kažkiek tai būti jį panašus. Bet jisai man toks pasirodė didelis, toks galingas, toks nepriepiamas, galvoju, nu čia reikia domėtis. Ir tada vėlgi seka keletas tokių įvykių, ten rekolekcijos 24 metais, jėzuitų pratybos, paskui 25 metais pavasarį vėlgi rekolekcijos, kurios yra būtent palaiminto Jurgio Matulaičio pagal jo dvasinės konferencijas, vėlgi veda sesė Gražina kartu su sesė Viktorija, tiksliau sesė Viktorija su sesė Gražina, gal taip reikėtų sakyti, mes ten kartu su Akvile dalyvavom. Ir tenais aš surandu savo atsakymus. Išgirstu tokius, tiesiog žodžius, kad gyvenimo tikslas tai yra vairas. Ir paskui pradedu galvoti, svarstyti, kaip čia dabar suprasti. Ir dar toliau gilinuosi, o ten yra parašyta, tiksliau pasakyta paties palaimintojo, kad mano gyvenimas yra toksai kristocentriškas, kad aš viską į Kristų kreipiu, kad Kristus man tarytum kaip saulė, kad mano visas gyvenimas aplink jį suktųsi, visi mano darbai, visos mano mintys, veiklos. Ir čia
top mintis, kad iš tikrųjų gal nereikia ieškoti kažkokio tai tenais auksinio grūdo, viskas turėtų ateiti po truputį, bet reikia galvoti apie tai, kaip palaimintasis galvoja. Ir tokių daug sutapimų. Aš šitas rekolekcijas vežiausi tokias 2 damas iš Garliavos draugijos skyriaus ir jos man papasakojo apie draugiją. Tuo metu man per vieną ausį ėjo, per kitą išėjo, bet jau kai grįžau po rekolekcijų, aš vėlgi skaitau užrašus atsivertęs jo ir skaitau tokias eilutės, kad kaip ypatingas uždavinys dabartiniai gadiniai man dink turėtų būti įtraukti didesnius žmonių būrius, platesnę visuomenę ir panašiai. Nu ir viskas, man pasidarė toj pat aišku, ką čia nori palaimintasis Jurgis pasakyti. Ir žodžiu, 25 metais, birželio mėnesį, mes turime jau įsteigtą naują skyrių, Kauno Švenčiausios Trejybės bažnyčio ir rektorato skyrių, kuriame vat ir jūs esate lankėtės pas mus. Tai tokia vat mano patirtis, kaip mane jisai uždegė, o dabar gal kažką tai Akvilė norėtų to irgi pasakyti. Ačiū Mindaugui ir šlovė Viešpačiui už tokią ugnį, kurią Matulaitis ir iki šiol dalina. Aš irgi esu draugijos šalikėlių ir tikrai džiaugiuosi galėdama jau sausio mėnesį tapau oficialiai draugijos nare ir labai gera būti ją. O Matulaitį aš turbūt, Mindaugas pasakojo, kad įpuoliai visą jį, ne? O man Matulaitis valgėsi po biškį. po truputį ir atrastas jis buvo labai taip nestaigiai, bet taip, sakau, turbūt kaip ir kelionė su Jėzumi, tas toks tai lengvas šalia ėjimas ir Matulaičio buvo. Mano pradžios pažinties ir patraukimo buvo savanorystė ligoninėje. Aš vaikštau į Vilniaus Santaros ligoninę į onkologinį skyrių pas vaikus jau daugiau nei 10 metų. Ir mano kompanionė tuo metu Nina sako, žinai, prie mūsų prisijungs sesė Dalytė. Ir jinai atneš palaiminto Jurgio relikviją. Ir man tas buvo toks, tai liktai nauja, liktai, o kas tas Jurgis, o kas tas Matulaitis, nes kaip ir žinai kažką, bet ir nieko, lik ir nieko nežinai. Ir man ta kelionė su relikvija per palatas labai palietė ir tada, tai man labai reikia žinoti daugiau. Man reikia žinoti, kas jis yra, kaip jis gyveno, kaip jis buvo. Ir tas po truputį su sesė Dalytė, sesė Onutė draugavom Vilniuje. Žinojau apie draugijos, bet taip neįsitraukiau labai stipriai. Aišku, Matulaičio maldos, litanija už sveikatą ir taip vis ateidavo už ligonius. Ir Matulaitis įsiskverbė tiesiog į visą tą maldos gyvenimą, kaip Mindaugai sakai, tą kristocentrišką gyvenimą. Matulaitis labai prapildė. Tuomet atsiranda sesių išleistas kasdieninės jo citatos, jo mintis, kurias jau irgi pasistačiusi virtuviai ir riebalais nutaškyta ir vandens aptaškyta, nes labai naudojama. Ir taip gera kiekvieną dieną vis kažką paskaitai. Tėve Jurgi, kaip čia mes šiandien keliausim? Va šiandien irgi, kad varginimas jis turi padaryti kūną palankesnių dvasios įrankių, o nebereikalingai sunaikinti. Ir tu sėdi ir iš tikrųjų Viešpatie, ir aš noriu taip, kad nebereikalingai sunaikinti. Ir tas Matulaičio mintis, jos tarsi toks vedimas ir gyvenant irgi, jeigu ir liturginį kalendorių, ir tuos mišių skaitinius, ir jie papildo. Ir tu jauti absoliučią autentiką. Tuomet ateini prie užrašų ir viskas taip tikra. Ir kas patraukia? Patraukia tai, kas tikra, tai, kas yra labai savita ir atpažįstama. Tėvas Jurgis tuo gyveno. Tėvas Jurgis tame gyveno. Ir kaip Mindaugas sako, jis tiesiog nori panašėti ir nori, kad sekti Kristumi tokiu būdu, kaip pasiūlė tėvas Jurgis.
Ir vat draugijoje turbūt irgi atrandu, nežinau, mums čia turbūt irgi šventa dvasia vienodai su Mindaugu vošteli, kad irgi atsivertus tą tokį, kad reikia rizikuoti, reikia kviesti, reikia daryti, reikia patiems tobulėti, patiems augti ir visiems pasakoti ir nešti tą Dievo karalystę ir Kristaus tą žinutę. Tai mano tas draugavimas ir bendrystė su tėvu Jurgiu, tai po biški, bet labai užtikrintai ir labai taip tikrai vaisingai. Bet man tas labai patinka, kad jisai veikia, jisai yra ne tai, kad kažką pasakė, bet aš galiu viską prisitaikyti, išgyventi, tik reikia imti ir daryti. Va, tas toks. Tai Mindaugai tau žodį perleisiu. Gerai, ačiū. Aš labai noriu irgi pasakyti, kad tarkim, mano darbe aš esu verslininkas ir neišvengiamai susiduriu su tokiais dalykais, kurie vadinasi lyderystė. Ir aš tiesiog netgi įdomu tai pasidarė, perskaičiau, ką reiškia šita sąvoka iš tikrųjų. Tarkime, seniau ta lyderystės sąvoka, tai jinai buvo taikoma tokiam kietam vadovui, kuris tokį geležinį kumštį turi, kur trenkia į stalą ir priima sprendimus. Tai sakykime, šiandien yra toks net įdomus apibrėžimas, kad tai yra dinamiška ir įtaka grįsta socialinė sąveika, kurioje labai svarbu vaidmenį atlieka sekėjai, emocinis intelektas ir moralinis autoritetas. Galvoju, tėvas Jurgis viską pilnai atitinka, pilnai. Visus 3 punktus išpildo. Aišku, galbūt labiausiai tai žavi jo tas tokia lyderystė per kančią, kai jisai priima tą kaip duotybę tai, kas jam yra skiriama. Juk, tarkim, žinom iš istorijos, kad jisai nenorėjo būti vyskupu, taip, sakykime, jis galbūt labiau norėjo vystyti savo vienuolijos reikalus, bet jam tiesiog Dievas lėmė, kad jisai tapo arkivyskupu ir jisai tą nuolankiai priima. Ir tas toksai nuolankus priėmimas, nesipriešinimas tai Dievo valiai, mane iš tikrųjų labai žavi. Tai čia tokiam, jau sakyčiau, aukštam lygmenį. Bet jeigu žiūrėti tokiam paprastam gyvenimiškam lygmenį, mes visi irgi kovojam su tom pačiom ydom ten. Tai patingim, tai nepasportuojam, tai persivalgom, tai nedavalgom ten. Ir žiūriu, pavyzdžiui, tėvas Jurgis irgi rašo tenais, kad po rekolekcijų dėkoja viešpačiui, žodžiu, ir pasiketina jisai. Pasiketina, kad kas kart geriau save pergalėjime lavintis, ypač dienos tvarką geriau užlaikant ten ir panašiai. Tai galvoju, tai čia ir jisai tą daro ne vieną kartą, kai skaičiau. Po kiekvienų rekolekcijų vis jisai tą pakartoja. Ir tai yra taip gyvenimiška, taip artima iš tikrųjų, nes ir mes lygiai taip pat kažką pasižadam ir jau žiūrėk toj suklumpam. Ir vėl stengiamės kartoti. Ir jisai tą patį daro. Man taip kažkaip labai tai yra artima. Tai ta jo tokia lyderystė, stengimasis save taisyti, save taurinti, būti tokiu geresniu kiekvieną dieną, tai man tai yra tikrai kažkas tai tokio. Atsiprašau, kažkodėl kamera įsijungė, turbūt atsiradau. Tai tai apie tą lyderystę. O dar irgi trumpai pasakysiu apie tą šiuolaikinę, sakykime, situaciją, kad tas geopolitinis šiuo metu toksai fonas pas mus Lietuvoje ir pasaulyje yra toksai, kai gyvenam tokiai nežinomybei, tokiam kažkokiam nerime, sakyčiau, ar ne, neapibrėžtume tokiam. Ir tėvas Jurgis gyveno lygiai tokiam pačiam laikotarpį. Karas, ten caro valdžia, tai vėl kita valdžia. Tiesiog gatvėse vyksta šaudynės, gaudynės, jisai visą tai stebi per langus. Ir visame tame jisai sugeba išlikti žmogum ir tuo pačiu lyderiu. Ir nepasiduoda, nepasiduoda būti sulankstomas. Tai yra tokia tvirtybė, kuri labai mane žavi. Tai aš iš jo daug ką galiu semtis iš tikrųjų. Akvilė, perduodu dabar tau žodį. Tikrai, kiek gylio yra Matulaityje ir kiek gali dabar, aš pat irgi labai mėgstu istoriją ir kai stebi irgi tam laikmetį, kokiam jis gyveno
ir kiek jis drąsos turėjo. Tas toksai, manau, kad drąsos, ryžto ir tokio tikrai pasivedų šventai dvasiai veiklumo. Tai aš irgi tik tai galiu paantrinti, kad kai susidraugauji su kažkuo, po biškį eini gilyn, ir tu vis geriau pažįsti ir tas charakterio savybės lukšteni ir tu tikrai jomis žaviesi, nes jos yra ir išreikštos, tikrai stipriai išreikštos ir jas atpažįsti ir aš turbūt jų stokoju ir dėl to man yra labai, tikrai toks tarsi norėčiau jų siekti, ne, ir kartosiuosi dar kartelį, man jo darbštumas yra tiesiog, kai tu tik jau galvoji, kad gal aš jau čia jau persidirbu ir toksai prisimeni, kiek Matulaitis miegodavo ir kiek jisai veiklų užsiėmęs ir tuomet tu sakai, ne, reikia kažką dar daryti. Ir tas toksai troškimas jo tikrai ta tokia begalinė meilė bažnyčiai, tokia tikra per meilę Kristui, meilę bažnyčiai, kad jinai gyvuotų, kad jinai tikrai ta Dievo karalystė jau būtų tarp mūsų ir kad tas jo tikrai autentiškas ėjimas į gylį ir tu matai, kaip jisai eina autentiškai, vedamas dvasios ir su savo pastabom ir su man be galo patinka. Pasiketinimai, Mindaugas sakė, aš po rekolekcijų su Matulaičiu dabar irgi visą laiką tą tokį žodį naudoju. Pasiketinimas, nes kai tu sakai, kad jau privalau kažką daryti, tai paskui bijai, kad suklupsi, bet Matulaičio pasiketinimas yra be galo toksai didelis padrasinimas, kad taip gali tau nepasisekti, bet daryk, nepasiduok ir tarsi turiu irgi savo vis tokį pagalvojimą, o ką tėvas Jurgis darytų šitoje vietoje? Ar jisai kalbėtų, ar jisai tylėtų, ir tuomet iškyla tam tikri jo gyvenimo irgi įvykiai, ir kad kur tikrai nuolankiai prikask liežuvį, nulenk galvą, o gal reikia atvirkščiai atsistoti ir pasakyti ir ryžtingai sakyti, ne, einam į priekį. Tai tas toksai iš tikrųjų jisai tas šventasis, tikrai man norisi sakyti šventasis, nes palaimintas yra šventasis mūsų ten toj vietoj, kur jisai veikia. Tai Lietuvai jisai yra šventasis, tai man jis tikrai šventas. Ir kad per jį tokį irgi, per jo mokymus mes galime irgi savo toj bažnyčioje išgyventi tikrai Kristaus malonės. Man tas toksai begalinis džiaugsmas. Gera skaityti tekstą lietuvių kalba. Gera, nes visi šventieji, kuriuos labai myliu, su kuriais keliauju, tai ar ispanai, ar prancūzai, ar lenkai ir jų kalbos tokios, o šičia tas toksai tarsi irgi prisilieti prie žmogaus, kuris kalba tą kalbą, kurią ir tu kalbi, ir jo mintys ta kalba, kurią tu kalbi. Ir net jeigu ir kalba mūsų jau šiek tiek keičiasi, bet atpažįstama, tinkama ir man be galo brangi. Tai iš tikrųjų tas Matulaičio ir šiai dienai aktualumas. Labai jisai nėra pasenęs, kaip Mindaugai sakė. Jisai pralenkė savo laikmetį ir jeigu jisai gyventų šiandien, jisai, manau, būtų irgi šių laikų žvaigždė ir bažnyčioje jis tikrai būtų pastebimas. Taip, Mindaugai. Aš labai sutinku su to, ką sakai, ta jo tokia tvirtybė ir laikymasis ir net nebijojimas dėl to nukentėti ir net nukentėjimas. Pavyzdžiui, vienas iš tų bruožų, kaip Akvilė žinai, ir mes visi turbūt žinom, tas jo pasiryžimas dirbti socialiniai plotmėj. Juk 20 amžiaus pradžioje tenais tie darbuotojai juk neturėjo teisių, ar ne, ten prasidėjo industrializacija, jie ten, žodžiu, dirba be jokių ten saugumo reikalavimų, be nieko. Ir atsiranda Matulaitis tais laikais, kuris galvoja, kad tokius žmonės reikia gelbėti, juos reikia saugoti, jais reikia rūpintis. Jisai iškelia tos klausimus, kas buvo Lietuvoje tuo metu turbūt absoliučiai nauja. Ir aišku, nukenčia, nes berašydamas laikraštuką,
patenka į tokią situaciją, kai paskui jį tenais čiut nesuspenduoja ir jis užsidaręs meldžiasi ir prašo Dievo kažkaip tai, kad jis įspręstų situaciją. Ir toj visoj kančioj kyla šūkis Vincem Alum in bono. Mes turim Matulaičio šūkį. Tai vat, tai yra gražus dalykai, kurie kyla per kančią ir apskritai apie kančią kalbant, aš kaip pagalvoju, kad tai apskritai buvo kančios žmogus. Bet jisai sugebėjo tą kančią kažkaip paversti į kažkokias malonės, tiksliau Dievas jį apdovanojo tom malonėm, gal dėl to, kad jisai tiek iškentėjo dėl mūsų, turbūt gal taip reikia sakyti, nes ir tos fizinės kančios, ir ta visa aplinka, istorinis kontekstas, politinis kontekstas, viskas byloja tik apie kančią. Ir jisai visą tai pergyveno, visą tai praplaukė kaip ledlaužis ir išliko. Ir tai vat, ir tarkim, toks irgi man dar jo tas bruožas gebėjimas tos tiltus statyti tarp tų skirtingų tautų, kad vat, čia nesvarbu lietuvis, nelietuvis, lenkas, ten balgudas, jam visi yra vienodi, visi yra Dievo vaikai. Ir vat tokiam sunkiam sunkmetį, kaip ir dabar, sakyčiau, pas mus irgi laikmetis labai panašus, tai galima, sakyčiau, iš jo pasimokyti ir man tai va tikrai yra toks žmogaus pavyzdys, aš norėčiau taip gebėti iš tikrųjų, taip nerūšiuoti žmonių, kad čia va tu toks, tai čia tikrai yra stipru. Ir dar va labai greit noriu tokį, gal pabaigai jau tada Akvilė tau tikrai paliksiu užbaigti, noriu pasakyti, kad kas man dar jame žavi. Aš visą laiką galvodavau, va jisai kalba apie tas skirtingas tautas ir jisai jas kaip lygias laiko ir aš taip pagalvojau pradžioj, o tai kaip su ta Lietuva yra? Tai ar tu mylėjai, tėve Jurgi, tą Lietuvą pakankamai ar ne, kaip čia dabar buvo? Ir paskui, pavyzdžiui, vat, sakykim, atsiverčiu tokią storą knygą, žinot, ne, turbūt laiškai čionais yra su Pranciškum Petru Bučiu, pati pirma eilutė. Kad žinotum, kaip aš išsiilgau Lietuvos ir jūsų visų. Ir toliau, žodžiu, ten skaičiau toliau, gilinausi, iš tikrųjų, ta meilė Lietuvai ten pas jį netelpa širdį. Tai va, tai jisai sugebėjo suderinti meilę Lietuvai, meilę savo tėvynę ir tuo pačiu meilę va, kiekvienam žmogui. Norėčiau šito išmokti, tikrai linkėčiau kiekvienam turbūt. Tai iš tikrųjų, man tas blogį nugalė gerumu apskritai gyvenime labai padeda, kad kai tam tikrose situacijose vis išlenda, kaip pasielgti ir tas įveik tą piktą, įveik atsidavęs viešpačiui, pasivedęs Dievo valiai. Ir turbūt Matulaičio gyvenimas galėtų irgi kita evangelinė eilutė, kad viskas išeina į gerą, kas pasitikė viešpačiui. Tai iš tikrųjų jo atsidavimas Dievo valiai yra kažkoks tai užkrečiantis, nes mūsų laikmetis labai nori diktuoti, kad pats tvarkykis, pats darykis, dar kažką, bet kiek skaitai jo užrašų, jo minčių, viskas pasivesiu Dievo valiai. Te būna Dievo valia, viskas kaip bebus Dievo didesniai garbiai. Tai va tas irgi tikrai labai, labai veda, drąsina, stiprina ir aš dar irgi pabaigai vis galvoju, kad kaip svarbu žinoti jo to gyvenimo momentus, nes jie išlenda mano gyvenime, kai kokiose situacijose ir kaip mes vienas kitą uždegam, mūsų bažnyčia apaštalinė. Tai tas toksai, kad vienas kitą uždegti savo kažkokių pavyzdžių, gyvenimų, išgyvenimų, mūsų uždega Matulaitis. Matulaitis yra toks, kuris uždegs 100 tūkstančių. O aš gal duok Dieve uždegsiu nors vieną, jeigu Dievo valia. Bet tas toksai, kad prisiliesti ir pamatyti tą ugnį ir jo gyvenimo tuos momentus, tai pavyzdžiui, šiuo metu aš labai gyvenu su jo mirties momentu, kai žmogus ruošiasi amžinybėn, va čia jau suvokimas tas. Ir jisai testamentą vis tiek nori, kad visi darykite, rikiuokitės, aukokitės. Tai yra mirties momentas, ta prasme, ir aš taip kaip į kokią meditaciją ateinu, kaip Kristaus kančia, ar dar kaip jisai visą testamentų palieka. Ir Jurgis, kaip tikras jo mokinys, sekėjas, irgi nori kažkokius dar parodymus palikti. Tai tas toksai iš tikrųjų pabaigai rikiuokimės, aukokimės,
pažinkim, užsidėkime ir ateikime į draugijos skyrius ir patys tobulinkimės ir neškime Kristaus žinią ir tikrai tą meilę bažnyčiai aplink save ten, kur esame ir taip, kaip esame. Aleliuja. Aleliuja. Žinai, Akvilė, aš irgi kartais, kai sakau, jaunimas, kai domisi mūsų draugija, aš galvoju, kad jaunimui labai svarbu, o kas tas lyderis, koks jisai, jis mane turi patraukti. Tai aš kaip sakau labai paprastai, kaimo berniokas, luošas, tapo kunigu, paskui tapo mokslų daktaru, paskui profesorium, paskui arkivyskupu ir paskui dar apaštaliniu vizitatorium ir visą Lietuvos bažnyčią sutvarkė. Kaip jums skamba? Neblogai, ar ne? Tai va tiesiog. Taip. Tikrai nuostabu, Mindaugai ir Akvilė, jūsų pasidalinimas šiandieną yra, jūs išpildot mano svajonę pristatyti Matulaitį kaip šventąjį kasdienybei. Nes mūsų pagunda yra visada minėti didelius darbus, konkordatas, ten dar kažkas. O iš tikrųjų šitą kasdienybę gyvenant su Dievu yra esmė. Kaip tu su žmogum elgiesi, kaip tu sprendi kasdieninius įvykius, kaip tu atsineši į savo sunkumus, į savo kančią, į savo ribotumus, į savo pasikartojamas negalias, vis pasiketinu iš naujo, vis iš naujo ir iš naujo. Tai yra pavyzdys šventumo kasdienybėje. Kaip aš vis kartuoju tą pačią mintį, kad Lietuva turi labai daug kankinių šventųjų. Bet mes tikrai dar turime kaip tauta atrasti Matulaitį kaip didžiausią pavyzdį šventumo kasdienybei. Kaip tu visą Dievo karalystę, ką tai reiškia Dievo karalystė? Tiesa, teisingumas, meilė, pagarba, gerumas. Kame reikalas ta karalystė? Va būtent iš to susidaro. Ir tikrai Matulaitis atspindi ir mums yra geriausias pavyzdys. Tai labai dėkui Mindaugai, Akvilė už tokiu visiškai paprastą, tikrą, gyvą atradimą ir kviečiu mus visus tikinčiuosius lietuvius per šitos metus, per ateinančius jubiliejinius metus atrasti Matulaitį kaip savo tautos šventąjį, savo kalbą kalbantį. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Mindaugas ir Akvilė pasidalino, nes išeivijoje dar Matulaičių draugijų nėra jokių skyrių. Čia yra dar nežinomas dalykas. Kai prasidėjo labai paprastai su šitos knygos įvedimu Lietuvoje prieš 20 kiek ten metų, grinai per knygelę, kur žmonės susidegė ir norėjo giliau pažinti Matulaitį, prasidėjo draugija. Vėliau įstatai pastatyti, gerai, vyskupai uždėjo savo antspaudas, betgi prasidėjo nuo liaudės prašymų. Ir tai parodo, kad grįžta į liaudį. Tai gal mūsų jubiliejinių metų siekis galėtų ir būti per visą lietuvių diasporą sėti sėklas, kad daugiau draugijų skyrių susikurtų. Ir tarp kitko, kas nežino, kadangi čia, žinokite, yra netgi internetinis skyrius apie draugiją. Aš pati pasižiūrėjau, nustebau, aš apie tai nežinojau, bet radau. pjmd.lt Palaiminto Jurgio Matulaičio draugija pjmd.lt yra websaitas ir taip pat yra dabar naujai susikūręs irgi www.jurgismatulaitis.lt. Taip, kad jau kraunam tą medžiagą, kad diasporos lietuviai galėtų prieiti bent prie šaltinių, bent prie medžiagos, bent pasiskaityti, pasidomėti, plėsti ir augti tame tikėjime, taip kaip Mindaugas ir Akvilė paliudijo. Labai dėkoju Mindaugui, O, Viktorija kažką nori sakyti, klausau. Paklaus Mindaugo, primink, ar jau mūsų Facebooko paskyra gyva draugijos? Aš ją sukūriau, jinai gyva ir šiuo metu Facebookas dėl kažkokių priežasčių ją man pristabdė.
Tai jinai tikrai yra, aš ją atgaivinsiu. Ir jau aš dabar šiek tiek tyliu, nes kol kas neturiu dar ką tokio labai apčiuopiamo parodyti, bet jau kai bus, tai iškart pranešiu ir sesė Igniai taip pat, kad paplatintų per visą pasaulį. Tai va, mums reikia eiti diasporą iš savo mažo kiemelio, kaip Matulaitis buvo plačiai. Ačiū jums visiems, iki kito mėnesio 27 dienos. Dar pasakysiu paslaptį, kad nežinau, kas kalbės, bet tik tai dar idėja yra. Taip, kad bus, tik prižadu, kad bus 27 dieną, prisijunkite ir savo draugams skleiskite. Ačiū labai, Šarūnai, ačiū tau, kad tu sėdi už vairo, nematomas, bet žinau, kad tu esi, išjunk mus visus ir prijunk vėl už mėnesio. Ačiū. Dievui garbės. Va, Šarūnas pasirodė. Ačiū. Su Dievu. Dievu.